vėl turi problemų. Sveiki, esam Šiauliuos, semi-pro etapas, vakar buvo strytas, tai padėjom Vyteniui, Gugiui, o šiandien mes jau patys su Balzariu gazuosim. Penktadienį treniruotis sekės va taip, nesisekė, nes mašina sugedo, tada sutvarkėm, tada pavažiavom, bet įklipus ar kažką ten stengtis važiuoti labai nestengiau, tiesiog norėjau pasidaryti shakedowną mašinai normaliai ir pažiūrėti, ar neišlenda ta pati Valvetroniko nesąmonė, kurią turėjom. O tokios naujienos, kad turim reikalą, kad jau automobilis bent jau valdosi, tai jau čia pliusas, bet turim bėdą su Valvetroniku. Tai žiūrėsim, tikiuosi šiandien nebus tų bėdų ir viską išsprendėm penktadienį ir dabar galėsim normaliai pagazuoti ir priprast prie mašinos. Labas visiems, Fošipso komanda šį savaitgalį grįžta į varžybas. Praeitais metais šiek tiek buvom padarę pertraukėlę, rodėmės mažiau. Bet varžybų pasilgom, šį sezoną grįžtam į Šiaulių miestą. Gera trasa, etapas, Mantas. Dalyvaujam tik tais aš ir Mantas. Turim kelis komandos draugus, gal būsimus naujokus komandos. Tai važiavom penktadienį, treniravomės visi, vakar buvo strytas, o šiandien mes su Mantu bandysim semi-pro trasą. Penktadienį Mantu sekėsi šiek tiek prašiau dėl tam tikrų techninių dalykų, o man važiavosi viskas gerai. Mašina paruošta, esam gerai nusiteikę, tai tikėkime šiandien parodyti savo gerus rezultatus ir su šypsenom grįžti namo. Neblogai, gal buvo taškų Kraitai kvalifikacijoje. Na, Kraičių nepavadinsi, įmamas vienas rezultatas. Nemirštanti ir nesenstanti komanda. Gaila Dovydo, jam pergalė tikrai buvo svarbi, bet jis ją paleidžia. Vykintas Kunys keliauja toliau. Augustinas Jankevičius ir Matas Augustinas. Čionai.
metimas. Čia nepataiko trajektoriją. Sportininkai su korekcijos, sportininkai darė klaidų ir čia iš trasos tribūnų. Oi, koks tai startas! Koks startas iš Rasmuso Antanavičiaus ir Pauliaus Balzario. Wow! Wow, Paulius Balzaris nuvažiuoja toliau nieko. Nors toks chaosas pirmoje dalyje buvo. Sunku net interpretuoti. Šios sprendimus paliekom teisėjams, o dabar Balzaris priekį, Antanavičius jam įkandint. Čia suprasdamas Rasmukas Antanavičius vakar Tai esam po pirmos mano top 32 kovos. Labai šiandien sekėsi treniruotėse, bet nepasisekė kvalifikacijai. Į pasėjus kvalifikacijų nusiteikiau, kad šiandien ir baigsis važiavimai, nebevažiuosiu, bet tip top pakliuvau į galą, kvalifikaciją praėjau. Ir poriniuose susitikom su Antanavičium, kuris kvalifikacija buvo itin aukštoje vietoje, pasi mašina geresnė, galios daugiau. Labai nenusiteikiau, kad kažkas bus blogai, bet jaudulys buvo, kad paves kilovatai, gali ir visą kitą, bet įvyko stebuklas mano naudai, lyderis apsisuko Antanavičius, tai turėjau žalią kortą, suvažiuoti gerą lydą antrų važiavimų ir turim laimėjimą, žiūrėsim, kas bus top 16. Tai esam jau po top 32, kvalifikacija praeita, treniruotė šiandien prastai sekėsi. Žodžiu, viskas prastai sekėsi iki kvalifikacijos. Kvalifikacijoje kažkaip pavyko susiimti. Padarėm išvadas dar iš treniruočių, pasiputėm padangas daugiau, kad būtų lengviau. Ir su 78 taškais 25 vietą pavyko dar pasiimti kvalifikacijų. O top 32 turėjau važiuoti prieš Augustą Jankį. Nu, tai žodžiu, pats prisidirbau nesąmonį, pats nepasižiūrėjau, kokius padangus pas mane ir išvažiavau su plikom padangom. O pasiekoja nei klipai, nei greitis, niekas, žodžiu, ir dar galinis buferis dabar jau sulaužytas. Nu, tai toks, kaip ir po metų pertraukus gerai į varžybas išvažiavus bent kvalifikaciją turėti, bet ne to renkamės. Norim laimėti, tai nuotaikus tokius. Bet Pauliaus kova top 32 graži buvo, tai biški gerėja nuotaika dėl to bent jau. Tai tiek iš manęs šiandien. Taip, ir mes tęsime toliau, o čia yra dvikova tarp Mangenkausko ir Balzario. Dar viena. Kitą kartą tai tikrai puikus pasirodymas šios poros ir mes turime dar kartelį Paulių Balzarį ir šioje kovoje one more time. Čia kai važiavau, tikėjausi, kad bus labai greitas, taip ir buvo, startę paleidau ir ties kišenės posūkiu tiesiog lindau vidum ir lindau per giliai ir buvo kontaktas. Tai net nežinau iš tikrųjų, ko čia taip ilgai sprendžia, bet... Paulius Balzaris ir Tomas Butavičius pasitinka. Tomas Butavičius yra trečios vietos prizininkas. Butavičius vis tik gražiai toliau trajektorinę liniją ir čia vėl tas pats bando prisivyti. Taip, startas. Tomas Butavičius šiek tiek paleidžia nuo starto, bet čia jis ir prisivyja ilgai netrukus. Butavičius klysta. Tos klaidos galbūt nėra tokios ryškios kaip Balzaris. Ką tik baigiam savo dieną, nusileidau Butomiui. Butomis visi gerai žino, jisai važiuoja kiekvieną sezoną, yra stiprus vairuotojas. Tokią mintį ir turėjau, kad tai bus. Gal pritruko šiek tiek galios, bet žodžiu, esu patenkintas, pagaliau
iš Semi Pro išvažiuoju netušiom, nes mano planas toks ir buvo atvažiuoti, pamaišyti kortų, praeitą sezoną mažiau dalyvavom, pats nevažiavau, šį sezoną pirmas varžybos, tai toks rezultatas tenkina. Tai ačiū komandai, ačiū Robertui ir susitiksim tikriausiai Kuršėnuose, kad jau taip gerai baigės. Tai susimatysim.